Labas vakaras, kviečiame Jūs į tradicinę loteriją. Visi tie, kurie sumokėjo už visus metus už internetą, kabelinę televiziją, HD ryškioji televizija, šiandien galės laimėti puikių prizų, bet prieš tai SD standartinės ryškos televizija. Įrašymas – labai paplitusi papildoma funkcija. Dažniausiai imtuvai įrašo į USB raktą arba išorinį kietąjį diską. Alio, Labas rytas. labą rytą. Aš į Rigvedą paskambinau. trumpas pokalbis su uždarosios akcinės bendrovės Rigveda Kėdainių padalinio vadovu Evaldu Vasilenko. Labas vakaras. Tai kokiegi buvo tie praėjusie metai, kada skubėjom visi į skaitmeninę televiziją? Dabar šiuo metu gali gyventojai tiesiog tai be abejo, tai tiesiog žmogui nereikėjo nieko. Televizorius. Televizijos, ne televizija. Televizijos. Skaitmeninė televizija. Namuose dienos bėgi, aš tada paprašysiu, kad technikai privažiuotų, pasižiūrėtų, kas čia netvarkoja. Ar čia programinė įranga gali būti kalta, ar čia tiesiog... Magistraliai pas mus viskas tvarkoja, gedimo nėra. Jie privažiuos, atsiveš savo kompiuterį, prisijungs ir pasižiūrės, ar yra bute internetas. Jūsų kompiuterio jie netvarkys, bet gal iš kokias rekomendacijas jums paskirs, ką reikia toliau daryti. Na, supratau. Telefoniuką man savo sakykit. Tai tas numeris kokius skambinu dabar. Į stacionarą paskambinat, neturiu Supratau. galimybės matyti. 676 Prašau. 64 Alio. 678 pirmas skaičius. Taip. Toliau 676 64 64 984. 984 8676 4984. Ar vienos skaičiaus kartais netrūksta? Rašykite tada po vieną. Pirmas skaičius 8. Alio, ar jūs mane gerai girdit? Jūs man nutrūkstat? Aha. Jeigu kokius žodžius sakėt, kartokit iš naujo. 8 6 6 7 7 6 6 6 6 4 4 9 9 8 8 4. 4. Kokį namuose privažiuos technikai, pasižiūrės, kas čia per bėda. Kas čia daro? Eik tu, nachui. Durniau tu. Ai! Nebemalonu.